Va, noriu meną parodyti savo, nežinau. Rodžiau, kada nerodžiau, iš akmenukų. Nuo jūros visi akmenukai parvežti 60 kibirų, 20-tinių. Čia va iš pradžių dariau tokį ornamentus visokius, bet paskui žiūriu daug laiko užim labai. Tai nustojau daryti, va tokie ugnikalniai visokie, viskas. Čia buvo paprasti raudoniai blokeliai, buvo labai baisu. Pagalbinės patalpas pas juos apačioje visada būna. Jie nemėgsta, kad čia gyventi, jie viršui gyvena. Va, tų durų nebuvo, irgi išsikirtom, viskas susitvarkėm, įsitinkavom visur, viskas ištinkuota. Va. Čia buvo duris per čia įėjimas, 2 įėjimai buvo. Čia labai gražiai gavosi. Va, lova neklota, tai reikia sėdėti. Čia nieko nebuvo. Visiškai buvo paprastas garažas. Čia buvo patalpa, o čia buvo garažas toj pusėje. Įmesiu nuotraukas, parodysiu, kai buvo garažas. Nu, dabar čia visko pridėta, todėl, kad mes čia pagalbinės patalpas tokias pasidarę turim. Čia kaime. Pirmas aukštas, va, visas sienas išklijuotas akmenukais. Va, šitaip ryški spalva ir yra, nes dabar liejasi trupučiuką. Va. Labai gražus vaizdas. Čia irgi mano visur mūsų menas. Švaru, gražu dabar, va, faina. O šito irgi nebuvo. Visiškai net nebuvo, čia buvo didžiulį lygį patalpa. Viskas pastatyta mano rankom, mūsų rankom. Čia kitokia spalva skiriasi vien todėl, kad pertvara turėtų būti. Čia turėtų būti pertvara. Lakuota yra bespalvių laku. O čia yra jau suspalvytė. Dušas taip pat išklijuotas akmeniukais, labai mėgstu, čia nebuvo nieko, viską pasidarėm patys. Kriauklės, dušai, tualetai, viskas padaryta. Pagalbiniai viršų yra vonės, viskas, o čia apačioj. Labai gerai, parliek, įsimaudai.